Sveiki. Šiandien aš norėjau padaryti tokį eksperimentą, kurio turbūt dar niekada nedariau. Tai yra nežiūrėjęs nieko, tiesiog bandysiu padaryti tokį dalyką, kaip paimti keletą organizacijų, kurios renka dešimtinės ir pasižiūrėsim per vieną dieną. Tiesiog kaip jos surenka pinigėlius, kokiom rašto vietom naudojasi, kas ten dar pas juos būna pasižiūrėti. Norėjau pasakyti, nes žinau, kas tai yra, bet tiesiog taip, pasižiūrėti. Pirmai paėmiau Kristaus paliepimas. Taigi, žiūrim, kaip tarnautoja būtent renka pinigėlius. Kai mums nedraudžiama rinktis, kai mums nereikia kažkaip tai numanyti, kad gali bet kada ateiti žmonės su šautuvais ir mus išsivežti toli. Kokia yra didelė Dievo malonė, kad šiandien mes galim laisvai ateiti į bažnyčią, šlovinti jį, kelti savo rankas į jį. Kokia tai didelė Dievo malonė, kokia tai didelė Kristaus pergalė šiandien, kad yra nuostabi vieta, kur mes galim jį šlovinti, kur mes galim jam dėkoti ir atiduoti jam visą šlovę. Aleliuja! Net jeigu tu šiandien jautiesi kažkur tai praradęs pasitikėjimą Dievu, kažkur nuleidęs rankas, savo širdį tu žinai, tavo dvasia žino, kad kai tu ateisi į bažnyčią, Dievo dvasia palies tavo širdį, Dievo dvasia sujudins tavo sielą, kad tu pats savo galėtum pasakyti, mano siela, lauk Dievo, nes tu dar dėkosi jam savo pagalbai ir savo Dievui, nes jeigu jisai nepagailėjo savo viengino sūnaus, nejaugi jisai pagailės visą kitą, jeigu mano gyvenime jau įvyko pats didžiausias stebuklas, koks tik tai gali įvykti žmogaus istorijoje, žmogaus gyvenime, nejaugi Dievas pagailės visą kitą. Dievas išgelbėjo tave, jis ištraukė tave iš mirties nasrų, jis ištraukė tave iš pragaro, jis atleido visas tavo kaltes ir jisai gydo visas tavo ligas. Aleliuja! Aleliuja! Vienu žodžiu, net šuo mano pabėgo vienu žodžiu, žinai. Aurelija, tu biški gal ramiau šitą, nes, aš nežinau. Net ką žiūrovami pasakyti, tu įsivaizduokit, jeigu aš taip išeičiau ir pradėčiau rėkti su savo balsu, kaip į čianais reikia, tai turbūt aš atsidurčiau psichuškį, o jie normaliai viskas, emocijas paleido, viskas tvarkoja, viskas gerai. Mokėkit hebra pinigėlius, klausom toliau, ką išneka. Tokia didelė Dievo malonė čia šitoj vietoj. Brangieji, taip norisi, kad mes kartais labiau suprastumėm, kas su mumis įvyko. Labiau suprastumėm ir būtumėm dėkingi. Ir žinot, mes rinksim paaukojimus ir aš ilgai apie paaukojimus nekalbėsiu. Aš tiesiog prisiminiau tą vietą, kaip Jėzus išgydė 10 raupsuotųjų ir vienas grįžo jam padėkoti. Ir žinot, tai yra tas žmogus, kuris aukoja. Tai yra tas žmogus, kuris aukoja, kuris supranta, kas yra auka Dievo namuose. Įsivaizduojat, pasiėmus vietą, kuri visiškai nesusijusi su aukojimu pinigų ir pritempė ją prie to, ko jums reikia ir jokių problemų nesidaro. Ir viskas. Visiškai nesusijusi vieta. Kuris supranta aukos vertę, kuris yra sąmoningas, kuris yra dėkingas, kuris nedėkingas. Gal irgi paaukoja kažkiek tai, bet kai tu čia eini, Dievo dvasia mokys tave
Dėkingumo. Aleliuja. Ir žinau, dėkingumas tai yra nuostabus dalykas. Dėkingumas yra nuostabus dalykas. Todėl, kad kai tu esi dėkingas, tu žiūri į tai, ką Kristus padarė. Tu nežiūri į velnę, tu žiūri į Dievą. Aleliuja. Tu nežiūri į sunkias aplinkybės, tu žiūri į jo žodį sunkiomis aplinkybėmis. Aleliuja. Ir tu esi dėkingas. Būti dėkingu reiškia pakilti virš įvairiausių situacijų. Ir žinot, mes visi kartais einam per įvairiausias situacijas, per įvairiausius sunkumus, išbandymus, išmėginimus. Bet kai tu esi dėkingas, tu keli savo žvilgsnį į Tėvą, kuris viską mato. Tu keli savo pasitikėjimo sparnus. Aleliuja. Dėkingumas verčia tave kelti nuleistas rankas. Amen. Dėkingumas išgydo tavo bet kokį šlubumą, bet kokį neįgalumą, dvasinį neįgalumą, sielos neįgalumą. Kai žmogus yra dėkingas, jis yra sveikas. Prie ko šiandien yra dėkingumas ir dešimtinė? Jį noriu pasakyti, jeigu dešimtinė sumoki į jų organizaciją, tai reiškia, tu esi dėkingas Dievui? Ne, Aurelija, tu man įdomiai, čia šneki įdomiai, paklausom dar. Tai yra sveiko tikėjimo ir sveiko proto požymis – dėkingumas. Tai reiškia, jeigu jūs nesumoka dešimtinį, jūs esate bepročiai ir nesveiki. Vat viskas, ką daugiau galima pasakyti. Išgirdus, kad šiandien visą tai pritaikoma dešimtinėm. Aleliuja. Šiandien net netikintis, brangieji, net netikintis žmonės šiandien gauna apreiškimus, kad dėkingumas atneša kažką tai tokio nesuvokiamai gero. Aurelija, apreiškimas ateina tik tais iš paties Dievo. Kaip gali netikintis žmogus gauti apreiškimą iš Dievo, jeigu jisai netiki Dievo? Čia neblogas variantas, bet vis dėlto, jie turi supratimą, bet jie apreiškimų tikrai negauna. Tai čia dar vienas dalykas. Ir, prie ko čia jūsų aukojimas, jūsų organizacija ir visas tas dėkingumas. Tai reiškia, aukoji jūsų organizaciją, reiškia, tu esi sveikas, tu esi nekvailas, ir vienu žodžiu kitaip. Netikinti žmonės daro šiandien visokius mokymus apie tai, kaip dėkingumas keičia gyvenimą, kodėl jie tai daro? Todėl, kad jie atrado Dievo dėsnį patys to nežinodami. Supranti? Tai yra kaip labai protingas žmogus, inžinierius, sugalvoja pats susikurti elektros stotelę ir jis ją susikūrė ir jisai gauna elektrą tiesiog, nes viskas Dievo yra duota. Ir jisai sako, man nereikia elektros, aš pats pasidariau įrenginį ir aš gaunu elektrą tiesiog iš šviesos, iš oro, iš saulės. Aleliuja. Amen. Supranti? Ir nesuprantu, Aurelija, nesuprantu. Prie ko dešimtinės aukojimai jūsų šitie visi ir, dėkojimas Dievui. Nesuprantu, paaiškink man, paaiškink. Netikinti žmonės šiandien, jie pasijungia, kažkas tampa tais elektrikais, kurie supranta, kad palauk, viskas yra duota ir tai reikia dėkoti. Brangieji, dėkokim, tegul mūsų aukos šiandien liudija dėkingumą jam. Amen? Mūsų aukos tai liudija dėkingumą jam. Reiškia, nešti į jų kišenę, organizacijos, ir tai yra dėkingumas Dievui. Neblogas variantas. Ką? Pasižiūrim, ką mes turim kitose organizacijose. Kol kas sustabdom. Antra organizacija yra Lietuva Kristui ir Eglė Visockienė. Klausom. Luktelk. Tai ką, aš galbūt tik tiek norėčiau pasakyti apie aukas, kad Dievas, jisai yra mūsų tėvas, jisai yra gyvas, jisai yra tikras, jisai viską sukūrė. Kas tiki, kad Dievas viską sukūrė? Jisai ne tik dvasinius dalykus sukūrė, jis sukūrė ir materialius dalykus. Amen. Jis sukūrė viską. Ir kartais žmonės sako, kad Dievas nori
rūpintis mūsų tik dvasinę gerovę. Bet aš šventam rašte atrandu ir Naujam testamente, kur Viešpats kalba ne tik apie dvasinę gerovę, bet apie materialius dalykus. Sako, tėvas maitina paukštelius, sako, ar nepasirūpins jumis mažatikiai. Sako, aprengia kaip lauko lelyje, sako, kuri nuvysta, ne? Tai ar nepasirūpins mumis labiau? Ir tai tos rašto vietos kalba, kad jis rūpinasi ne tik dvasiniais dalykais, bet ir materialiais dalykais. Ir įdomu, kada pastorius Jongičio, ką žino, jis iš Korėjos pradėjo tarnauti, jis pradėjo tarnauti žmonėm lūšnose. Ir sako, ką aš ateidavau ir negalėdavau sakyti, tik tais Jėzus tau nori duoti ramybę ir toliau gyven kaip gyveni. Sako, aš turėjau jam pamokslauti, kad Dievas yra tas, kuris nori tavim pasirūpinti. Ir įvairiai kaip. Jisai yra tas, kuris duoda idėjas. Tu meldiesi, jis gali tau duoti verslo idėjas. Jisai gali tau duoti darbą tam tikrą, kur tu galėsi turėti savo ir laiminti kitus. Amen. Yra daug nuostabių dalykų ir materialių, ką Viešpats nori duoti mums. Ir aš kažkaip visada turiu kažkokias netgi svajones ir žinau, kad netgi kai kurios nėra mano kišeniai, bet aš juos tiesiog atnešu Viešpačiui. Ir aš žinau, kad jis yra tas tėvas, tas Dievas visagalis, kuris girdi mane. Ir tikrai girdžiu daug, kad neseniai su vyresniaisiais iš miesto bažnyčios draugauju su jų vyresniaisiais, be galo nuostabi šeima, man tokie jie kaip paskutiniu metu, kaip kokie dvasiniai tėvai tapo, vis manim taip rūpinas yra. Ir kažkaip sako, vat, ir pastorius Saulius iš miesto bažnyčios sako, tikėjimu reikėjo persikelti ir tą namą tiesiog ieškoju neturėdamas netgi, kaip įsigyti. Tiesiog ieškoju ir Viešpats atvėrė kelius kaip, ar tai paskola, ar dar kažkas, įvairius būdus atveria. Dabar pasižiūrėkit. Norėjau nuo kito gal pradėti, bet pradėsiu nuo to, ką aš girdau, mane biškį truputėlį šokiruoja. Aš pirmą kartą girdžiu, tikrai sakysim, aš tiesiog eksperimentuoju ir viskas. Išgirdau, ar paskola, sako, niekam nieko nebūkite skolingi, skola yra prakeikimas. Tai jau čia nais yra vienas dalykas. Nesitikėjau, kad jį pradės kalbėti apie būtent miesto bažnyčią, apie pastorių Saulių Karosą, kuriam popiežius yra autoritetas. Vėrėlai tau tai netrukdo, kad jūs bendraujate su tuo, kuriam Pranciškus buvo labai didžiulis autoritetas, jisai pas jį buvo ir taip toliau. Jums tai nieko netrukdo, vienu žodžiu, ne? Paskolas imti žmonės skatinate, vienu žodžiu. Kai Dievas sako, nedarykit to, nebūkit niekam nieko skolingi iš šito vieto. Iš kitos pusės, palaukit, čia nais jau jūs kalbate apie, kad paaukojimus, ką, iš paskolų gal dar paaukoti? Aš truputėlį jūsų nesuprantu, čia jau tikrai mane jau šokiruoja, kaip reikalas, nagi, paklausom Eglės dar įdomiau. Ir tu matai, kad Dievas jisai mylimus, rūpinasi ir mes galim jam atnešti savo svajones. Atnešti. Ir kartais mes nežinom, kas yra geriau mums, nes kartais tai, ko mes norim materialiai, gali mums pakenkti. Todėl, žiūrėkit, Patarlių 16 sako 9. Žmogaus širdis planuoja savo kelią, bet Viešpats nukreipia jo žingsnius. Ir todėl aš visą laiką, kai meldžiuosi, aš sakau, Dieve, aš to noriu, bet padėk, jeigu tai yra tavo valia, jeigu tai nesunaikins manęs, nepakenks man, jeigu tai bus gerai ir iš tavęs, tada tu duok. Ir man tada toks pasitikėjimas, kad tai, ką aš gausiu, aš esu tikra, kad tai yra jo. Ir kažkada, girdėjau tokį pamokslą, įsivaizduokit, Jėzus jisai meldėsi prieš išsirinkdamas mokinius. Ir vienas iš jų buvo Judas, kuris jį išdavė. Ir kas galėjo Jėzui neduoti susvyruoti, kad tai yra Dievo valia, jog Judas buvo vienas iš jo mokinių, tai kad jis prieš tai meldėsi. Ir kartais net jeigu į tavo gyvenimą ateis kažkokie sunkesni dalykai ar dar kažką, tu žinosi Viešpatie, bet aš prašiau, kad būtų tavo valia, reiškia, tu žinai ir tu išspręsi ir pakreipsi tą situaciją. Nes aš prašiau, kad būtų tavo valia, aš prašiau, kad tu man tai duotum, kad tu atvertum, reiškia, aš tvirtai pasitikiu, kad tu pažadėjai, jog tu nukreipsi mano žingsnius. Amen. Ir tiesiog
kiekvieną kartą ir aš kaip pati aukoju, aš aišku turiu tokią blogą savybę, aš kartais būna ir iš kūniškumo duodu, nes mano mama tokia yra labai dosni, jinai kai buvo dar neįtikėjus, tai kai jinai gaudavo atlyginimą, jau prie durų reikiuodavosi mano draugai, kaimynai ir žinodavo, kad gaus pinigėlių, nes jinai tokia atviros širdies buvo, o aš labai pykdavau, bet po to aš irgi tokia užaugau ir kartais tiesiog man atrodo, kad kitam reikia labiau nei man, tokį turiu dalyką. Ir man reikia išmokti kartais klausyti Dievo, ką jis nori, kad aš duočiau. Bet aš turiu tokį pasitikėjimą kartais, net jeigu aš atiduodu, net ir dabar, atrodo, aš pervedžiau pinigų, nes Virilas kažkaip paliko ir bažnyčios kortelę, kad dovanėlės nupirkti. Tą pačią akimirką aš nepažįstu žmogaus, jis kažkokiai pastoriai padavė 100 eurų ir sako, perveskite Egliai, aš to žmogaus nepažįstu, jis iš kažkokio miesto, kuriame aš vieną kartą buvau. Ta akimirka, kai aš padaviau pinigėlius palaiminti dovanėlėm bažnyčiai. Ta akimirka man ryte atėjo žinutė su pinigais, kur man sugrįžo per pusę daugiau negu aš. Aš nusinčiau 50 eurų, man palaimino 100. Ir aš kiekvieną kartą aukodama, ar ten aukodamas, aš žinau, kad aš vaikščiu Dievo akivaizdoj ir jis mato mano širdį, jis mato mano pastangas, mato viską. Kaip brolis ar manas sako, net nefilmuokit, kad aš tvarkau vaikų kambarį, prarasiu savo užmokestį. Visą, ką darau dėl jo, jis mato. Ir Viešpats, jisai tikrai pasirūpins kaip tėvas, matydamas, kad jo vaikas, jisai daro dėl jo, jisai paklūsta. Ir Dievas, matydamas, tai atvers kelius, ar tai darbo idėjas duos, nukreips kelius, ar dar kažką. Jis yra tas, kuris nori ne tik mūsų dvasinės gerovės, bet jis nori pasirūpinti ir mūsų fiziniais dalykais, kurių mums reikia, kaip žmonėms tiesiog gyventi. Amen. Darbo, maisto, apsirengti, nuvažiuoti kažkur. Ir jis yra tas, kuris tikrai atsako, nukreipia mūsų kelius ir kartais išpildo tas svajones, kurios pranoksta kartais ir mūsų kišenę, atveria kelius jomis įpildyti. Amen. Todėl tai ir norėjau atnešti prieš aukojant, kad tas kiekvienas, ką jūs jam duodat, jis mato kaip tą moterį, tą, kuri nešė pinigėlį. Jis mato jūsų auką, mato, kad jums tai brangu, kad jūs atiduodat. Nuo jo akių tai nėra paslėpta šitie dalykai. Ir jisai yra tas, su kuriuo galit kalbėti, atnešti savo svajones, poreikis ir prašyti, kad jis nukreiptų jūsų kelius, atvertų, duotų, palaimintų kažkaip. Tai tiesiog tik norėjau pasidalinti ir pakviesti Linuką. Toliau tenais jau viskas baigėsi. Tai mes matome, kaip gražiai viską šneka, kaip reikia duoti, viską atrodo teisingai šneka ir, sakysim, po to pakreipia pokalbį apie tai, kad kaip moteris, kuris, sakysim, savo paskutinius atidavė, bet viršui vėl matom. Ta vieta jie naudoja vis tiek, nors jau kiek kartų, sakysim, buvo demaskuoti, kad viršui čia yra kalbama fariziejams, kurie paskutinį atima iš našlių su veidmainelę. Tai jie ima tą vietą, bet jie viršui neskaito žmonėms, bet ima tik tą vietą, kad paskutinius du skatikus atidėjo. Tipo ir jūs duokite paskutinius ir jums viskas bus gerai. Ta, ką jį ten šnekėjo prieš tai, jau taip jums bus gerai, jau taip bus gerai, taip gerai, kad jau geriau net negali būti. Bet tenais ta vieta yra pasakyta apie tai, kad prie šventyklos iždinės buvo kalba ir kad buvo paskutinius paėmė būtent sumanipuliavę iš tos našlės. Našlės reikėjo išsaugoti, jos aprūpinti, vienu žodžiu, kad jos visko turėtų, nes jos neturėjo iš ko. Bet fariziejai, būtent tokiais pamokslais, jie, sakysim, tokiais aukojimo pamokslais, jie ištraukdavo paskutinius pinigus. Tai tenais negyrė Viešpats našlę, bet jisai barė fariziejus, kad paskutinius pinigus iš jos paėmė. Tai šitą pavyzdį mes irgi labai dažnai matome. Na tai ką, pereinam prie kitos bažnyčios, nežinau, prie kurios čia mes eisim, tuoj pasižiūrėsim. Nu ką, pereinam prie kitos organizacijos, tai yra bažnyčia Prabudimas, Tauras Janutėnas ir jų tarnautoja dabar kalbės apie aukojimus. Taigi, žiūrim. Buvo minčių ir galvoju, Dievas sudėliok, ką čia man pasakyti. Taip kažkaip, bet man apskritai taip tokias mintis apie davimo principą
Ir apskritai galvojau apie žemę ir dar girdėjau vieną tokį kaip trumpą pamokslą irgi dalinosi, kad visa kūrinija ir apskritai sukurta taip, kad vienas kitam kažką duotumėm. Viskas apskritai sukurta taip yra. Žvaigždės spindi tam, kad mes jomis grožėtumėmės, ten obelis duoda vaisių tam, kad ateitų pavalgytų ten žvėreliai kokie nors. Nors pati obelis jinai nepavalgo iš savo vaisių. Ir galima sakyti, kitą kartą visa kūrinija, galima sakyti, pasiaukoja. Ten kirminėlis pasiaukoja, kad paukštelis būtų sotus, galima sakyti. Ir iš tikrųjų viskas taip yra Dievo sukurta, kad mes esam iš esmės sukurti ne savo, mes esam sukurti Dievui ir žmonėms. Ir visa, kas mumise yra, irgi yra Dievui ir žmonėms. Ir tokias man mintis buvo, kad, tarkim, mano sūnus Joelis. Ir jisai mėgsta mano plaukus pešti. Ir man yra tikrai labai didelė auka leisti jam naktį man šitos plaukus pešti. Bet jam, tai jam yra viskas, ko jam reikia tą minutę. Ir atrodo, ir čia yra tokie mažytie pasiaukojimai, bet aš tikiu, apie ką aš kalbu, kad Dievas kviečia mus tokius, nes mes esam kaip tokia ekosistema, iš tikrųjų panašiai kaip ir Žemė yra ekosistema, ir Saulės šaltinis, mes turim Jėzų mūsų šaltinį ir mes vienas kitam kažką duodam. Ir taip mes funkcionuojam ir taip mes galim tik tai išgyventi ir būti, prasme, ir egzistuoti. Ir viso esmė yra atidavimas, tai, ką gauname iš Dievo, kad būtume palaiminti. Ir dar apie depresiją, aš šiaip galvojau, kad iš esmės depresija tai yra savanaudžių žmonių liga. Nes jeigu tu nieko neduodi, tu nemyli nieko, tai tu ir tada kentėsi, nes kai tu tik tai pradedi kažką duoti, ką tu turi, arba pastebėti žmonės, arba pradėti rūpintis kažkuo, depresija jinai dingsta. Bet kaip... Ne, pažiūrėkit, iki ko daina jau prasidėjo apie aukojimus jau depresiją. Tai reiškia, jeigu tu neduosi į jų organizaciją, nors jie to nesako, bet jie sako, jeigu kažkam neduosi, bet jie turi omeny savo organizaciją, tai reiškia, tu gali susirgti depresiją, taip toliau, žinai, neblogas variantas, klausom toliau. Tu tik tai galvoji apie save, kaip man blogai, viskas, tu nematai kitų ir tu sergi depresiją. Tai va, kažkaip man tokias mintis apie tai, būtent apie savanaudiškumą, kad tai yra susiję labai stipriai su savanaudiškumu. Tai va, nes kai pradedi duoti, tai tada ateina tas pasitenkinimas, nes mes sukurti būtent duoti ir tam ryšiai. Tai va, jeigu jūs duosite jų organizacijai, jūs turėsite pasitenkinimą, vienu žodžiu, tai žodžiais kaifuosite. Už tai, kad jūsų piniginėje nieko neliks, o pas juos yra bus daug. Tai va, nežinau, kas ten kaifuos, jūs turbūt kaip mazochistai kaifuosit nuo to, kad nieko neturėsit, žinai, o jie džiaugsis tuo, kad jie turi, neblogai. Šiaip Dievas, jisai, vieną tą eilutę paskaitysiu, ne vieną eilutę, bet tokį skyrelį, kur taip Dievas iškėlė ir iš tokių dviejų pusių gal pamačiau, kad Dievas, jisai pakankamai griežtai kalba apie davimą, apie gerus darbus, daryti gerą. Yra tikrai nemažai eilučių, kaip Dievo karalystė jinai apskritai funkcionuoja. Ta prasme, jinai funkcionuoja, kai tu atiduodi, darai kažką dėl Dievo, taip ir dėl žmonių. Nes sako, Dievas sako, mylėti Dievą visą širdimi, visą sielą supratu ir savo jėgomis ir savo artimą kaip save patį. Tai va, tie dalykai eina kartu. Ir paskaitysiu, aišku, čia Jėzus taip gan griežtai kalba, bet aš pabandysiu pasakyti, ką gavau iš šventosios dvasios gal. Taip, tai čia būtų Mato 25, 31, 46. Kai ateis žmogaus sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi šventi angelai, tada jis atsisės savo šlovės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės ir jis atskirs juos vienus nuo kitų, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje, o ožius kairėje. Tuomet karalius tars stovintiems dešinėje: ateikite mano tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę. Nes aš buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs ir mane pagirdėte, buvau keleivis ir mane priėmėte, buvau nuogas ir mane aprengėte, buvau ligonis ir mane aplankėte, buvau kalinys ir atėjote pas mane. Tada teisieji klaus: viešpatie, kadagi matėme tave alkaną, ir pavalgydinome, ištroškusi ir pagirdėme,
Kadagi matėme tave keliaujantį ir priėmėme ar nuogą ir aprengėme? Kadagi matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankėme? Ir atsakys jiems karalius, iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausių mano brolių, man padarėte. Tada jis prabils į stovinčius kairėje, eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji į amžinąją ugnį, kuri paruošta velniui ir jo angelams, nes aš buvau išalkęs ir jūs manęs nepavalgydinote, buvau ištroškęs ir manęs nepagirdėte, buvau keleivis ir manęs nepriimėte, nuogas ir manęs neaprengėte, ligonis ir kalinys ir manęs neaplankėte. Tada jie atsakys, viešpatie, kadagi matėme tave alkaną, ar ištroškusi, ar keleivį, ar nuogą, ar ligonį, ar kalinį ir tau nepatarnavome. Tada jis atsakys jiems, iš tiesų sakau jums, kiek kartų taip nepadarėte vienam šitų mažiausių, man nepadarėte. Ir šitie įsiamžina į kentėjimą, o teisėjai įamžina gyvenimą. Ir man čia tokios dvi mintis yra. Galbūt ne visada mes turim progą taip tiesiogiai ten nuvykti pas kalinius, tiesiogiai kažkaip patarnauti, nors jeigu mes turim tiesiogiai tą progą, Dievas jisai ragina tikrai patarnauti, prasme. Bet jeigu mes neturim tos progos, yra apskritai man tokios mintis apie Dievo bažnyčią, kad tai yra, kai mes aukojam į Dievo bažnyčią, mes tampam dalininkais to, ką daro Dievas per kitus žmonės. Tarkim, nes mes įgalinam Dievo angelus judėti, nes, tarkim, mūsų bažnyčia yra maldos bažnyčia, mes meldžiamės ir Dievo angelai jie juda. Kažkas padaro tą darbą, kažkas nueina į kalėjimą, bet tavo dalis, jinai yra, ta prasme, būtent šitas atlygis yra ir tau Dievas nepasakys, eik šalin nuo manęs. Bet jeigu tavo širdis yra šalta ir abejinga, jis pasakys tau, eik šalin. Jeigu tavo šalta širdis yra žmonių atžvilgių, jeigu tavo šalta širdis bažnyčios atžvilgių, nes Dievas jisai ragina tarnauti jo žmonėms tarnauti. Tai įdomu, kur jų organizacija yra mažutėliai, kur jų yra organizacija kaliniai, kurioje vietoje jų organizacija yra, kažkokie, aš nežinau, tenais vargšai ar taip toliau, žinai. Palaukit, jie eina pinigėliai į jų organizaciją, tauro kišenės, sakysime, ne? Ir Jolantos. Tai jie patys didžiausi kaliniai, vargšai ir taip toliau, ir taip toliau. Palaukit, nelabai suprantu, žinai, čia ryšį. Kas jums trukdo paaukoti kalėjimo tarnavimui tiesiogiai, kodėl reikia būtent per juos? Kas sakė, kad jūs esate Dievo bažnyčia? Ten buvo pasakyti žodis teisėjai. Kurioje vietoje jūs teisėjai, kai jūs prigauti meluojant ne vieną kartą. Tai yra, sakysim, netgi prieš jau po naujų metų aš jau dariau video apie jūs, kada, sakysim, Tauras irgi pranašavo su kažkokiu australu, kad čia Lietuvoje bus ojojoj. Nieko ojojoj nebuvo. Tai palaukite, kurioje vietoje jūs teisėjai, kurioje vietoje jūs Dievo bažnyčia, kodėl turi žmonės būtent mokėti jums ten pasakyta, kamera mokėti. Niekur ten nepasakyta šituose eilutėse, kurios jūs perskaitėte, kad reikia mokėti būtent į bažnyčią. Bet jūs vėl eilinį kartą suvedat į tai, kad reikia mokėti būtent jūsų organizacijai. Atsiprašau, tai yra melas, eilinį kartą. Bet ir avys yra tie, kurie tarnauja, o ožiai, kurie galvoja tik apie save. Tokius... Tai tu nori pasakyti, kad Tauras galvoja apie kažką, tai sakysim, bet jisai negalvoja apie savo kišenę šitoje vietoje. Ne, baig, moterie, būk gera, ir kažkiek tai smegenys įjunkit vienu žodžiu, nerūpi Taurui rūpi tik tais kiekis ir pinigai, žinai, šitoje vietoje, tai netgi ir tai nesuvedat. Du dalykus pasirašiau. Ir taip pat dabar dar keletą eilučių paskaitysiu, Hebrajų 13:16. Nepamirškime daryti gerą ir dalintis su kitais, nes tokios aukos patinka Dievui. Ir Jokūbo 4:17, kas moka daryti gerą ir nedaro, tas nusideda. Ir vėl tas pats, vienu žodžiu. Reiškia, nenešit iš jų organizaciją, reiškia, jūs nusidedat. Reiškia, kaip ir gerą darot, bet, sakysim, neškit jų organizaciją, tai tada, sakysim, jūs nenusidėsit, o kitaip jūs nusidėsit. Taigi, broliai ir sesės, aukokite, jeigu nenorite nusidėti. Tai va, tai mūsų kišenė. Duokit, prašau. Amen. Va. Amen. Šaunuoliai. Gerai, pabandysiu dar paieškoti kažką tokio. Žiūrim, ką mes čia dar turim. Metas aukoms. Na va, metas
aukoms miesto bažnyčioje. Nu, paklausom, kągi pasakys gero šis tarnautojas. Mano siūlymas priimti tai kaip privilegiją, kaip įstojimą į Dievo darbą, turėti tą galimybę pasidalinti tuo, ką turim. Esu jau sakęs, kad negalime duoti to, ko neturim. Tai jeigu esat širdį nutarę, darykit taip, kaip esat nusprendę. Nesijauskit kažkaip, jeigu ar svečiuojatės čia, ar yra kažkokia situacija, viskas yra tvarkoj. Jeigu turim, duodam, tai kviečiu tarnautojus surinkti aukas. Ir ačiū Viešpatie už tai, kad mes turim. Ačiū Viešpatie tikrai, kad turim kuo dalintis, kad tu duodi mums darbus, vienai per kitaip Viešpatie tu mūsų aprūpinė. Ir ačiū už tą privilegiją, kad galim dalintis Viešpatie. Dėkuoju Jėzus vardu. Amen. Ir noriu kviesti, kol renkamos aukos iš sekmadienio mokyklos. Nu, ten toliau visai kas kita. Tai va, iš pirmosių organizacijų, aš gal iš Klaipėdos, iš kur čia, žinai, net neįsivaizduoju, nes dabar 3 organizacijas turi, Kaune, Vilniuje, čia nereklama. Tai va, paprastai, tiesiog duokite ir viskas, vienu žodžiu, kas turi, dalinkitės su mumis, vienu žodžiu, dėkite į mūsų organizaciją ir tai jūs pasidalinsit. Nu, geriau tai paprastai, nu, čia daugiau nieko nei pridėsi, netimsi, nu tai ką, žiūrim kitur, galbūt kitoje organizacijoje kažką įdomaus, nu, kur čia mes dabar kelsimės, nežinau net pas juos. Bet vėlgi miesto bažnyčia pabandys. Aukojimo dalies. Ir kadangi aš jau pasisakiau, kad vakar buvau ruošiausi žodį jaunimui, galvoju, kad tas žodis galioja visiems. Ir Luko Evangelijoje 9 skyriui, 23 eilutėje, 23 ir 24 eilutės jos yra vadinamos mokinystės, tokia kaip širdis. Grįžę namuose galite atsiversti, paskaityti. Bet prasideda šitą eilutę Jėzaus žodžiais. Jėzus sako, kas nori eiti paskui mane, te išsižada savęs. Toliau jinai tęsiasi, bet te išsižada savęs. Aš galvoju, prasideda metai ir kai kurie iš mūsų, aš tame tarpe, keliasi tikslus. Žinau, kad apie tai yra įvairių nuomonių, bet darykim prielaidą, kad tikslai yra gerai. Ir tu gali ateiti ir sakyti, nu, šiais metais tikrai jau numesiu svorio, arba priauksiu. Tie, kur priaugti, kažkaip atrodo problemų neturi, bet tiem, kur reikia numesti, kažkaip mums noro auga. Arba, nu, jau tikrai šiais metais sportu niekada nepraleisiu. Uždirbsiu daugiau, mylėsiu labiau, viskas bus au. Ir tada šitą sąrašą atnešam pas Dievą ir sakom, Dieve, žiūrėk, koks nuostabus sąrašas, ar gali jį palaiminti. Visai neblogai. Tai čia būtų pavyzdys, kai mes savęs neišsižadam. Čia mes atnešam save Dievui. Ir manau, kad Dievas tai laimina, ir manau, kad Dievas džiaugiasi tuo. Bet jeigu mes norim iš tiesų būti Jėzaus mokiniai, atrodo, kad Jėzus nustato kitą standartą. Ir žinoma, čia ne tik apie tikslus, tai yra gerokai plačiau, bet kaip mes tada galėtumėm kitaip mąstyti. Prieš pradedant bet kokį žodį rašyti tą lapą, mes galim pas mūsų Viešpatį ir jo paklausti, o ko jis nori mums. Turėdami atviras rankas, kad ką išgirsim, tą ir priimsim. Kur Jėzus mus pakvies, ten ir eisim. Žinau, kad labai lengvai skamba, bet kartais taip sunku padaryti, nes mes turim savo norų. Mūsų kūnas turi norų, mūsų širdis turi savo norų, mūsų akis labai daug mato ir mes norim to savo gyvenime. Bet Jėzus sako, aš noriu, kad jūs ne tik manim patikėtumėt, bet eitumėt kartu su manim. Aš noriu, kad jūs mokintumėtės iš manęs ir taptumėt panašesni į mane. Jėzus mums parodė tobulą pavyzdį, ką reiškia būti žmogumi. Ką tau reikštų išsižadėti savęs? Ką tau reikštų gyventi šiandien gyvenimą, kur tavo rankos yra tokios ir kaip kasdienės manos, tu neturi rytoj, bet šiandien esi pasiryžęs gyventi iš Dievo malonės. Manau, geras klausimas.
Ir metų pradžiai, ir metų pabaigai, bet vienas iš būdų, kaip savęs išsižadėti, mano nuomonė šitam materialiam pasauliu, yra sakyti, Viešpatie, visa, ką aš turiu, yra tavo. Ir atiduoti Viešpaties rankas. Na va, atiduoti į Viešpaties rankas. Bet kažkodėl jos nepatenka į Viešpaties rankas, bet patenka į jų rankas. Tai jie yra viešpačiai? Ar kaip suprasti? Klausau toliau. Tu nežinai, kas įvyks, bet tu pasitiki, kad mylintis dangiškas tėvas aprūpins tave viskuo, ko tau reikia. Ir netgi turbūt dar daugiau. Tai aukojimas, mano nuomonė, yra vienas lengviausių būdų parodyti, žinau, kad ir kaip kvailai skambėtų, bet vienas lengviausių būdų parodyti, kad aš pasitikiu Viešpačiu. Tai noriu pakviesti patarnautojus surinkti paaukojimus, kas aukojat grinais pinigais. Žinoma, yra tokiam technologijų amžiui įvairių būdų ir kiti turbūt jau ir net nebeturit grinų pinigų, tai galit nusiskanuoti QR kodą arba tiesiog padaryti bankinį pavyzdį, ypatingai tie, kur jungiatės nuotoliu. Na, o kol renkamos aukos, noriu pakviesti vaikų tarnautojų. Vienu žodžiu, būdai yra įvairiausi, atiduoti Dievui, bet pirmiausiai turite duoti mums. O ar mes perduosim Dievui? O čia geras klausimas, šito vietoj mes apie tai nekalbėsim, bet kaip jie visi iki vieno? Viena sistema, vienas būdas, tai yra būtent duokit Dievui, tai reiškia į mūsų rankas. Ką nori darykit, bet, duokit į mūsų rankas. Ką jis ten apie Luko šnekėjo, aš realiai neskutau, prie ko ten tas Luko, žinai, atsižadėti savęs, tai reiškia sumokėti pinigėlius jiems į organizaciją. Žinokit, aš kartais nieko nesuprantu. Gerai, pabandom dar trečią, pasižiūrėsim, kas čia per trečia organizacija pas juos. Dabar miesto bažnyčia dar vienas pilietis. Pasiklausom, ką jis pasakys. Kažkada po pamaldų priėjau prie vienos garbingo amžiaus moters susipažinti. Ir jinai man sako, koks buvo gražus šiandien koncertas, net pinigėlių negaila. Ir aš supratau, galim ir taip žiūrėti. Kaip matot, jie moteris ir jisai aiškiai pasakė, kam reikalingas visas šitas koncertas, kurį jie vadina šlovinimu, tam, kad nereikia pinigėlių net mokėti, vienu žodžiu. Bet jie labai gražiai, vienu žodžiu, tos pinigėlius dabar ištrauks. Tuo labiau, kad prieš mus kalba vyras, kuris užsiima verslu. Labai dažnai matau jau verslo kažkur, tai tenais mokina žmonės. Pasiklausom šito verslininko. Bet galim ir kitaip pažiūrėti. Įsivaizduokit, kad Dievas, kuris sutvėrė visatą, kuris uždega žvaigždės, užgesina, kuris pranoksta bet kokį žmogišką suvokimą, kuris sutvėrė tave savo motinos įsčiose, kuris žino kiekvieną tavo plauką, suskaičiavęs ant tavo galvos, kuris mato tave nuo ryto iki vakaro, kuris žino viską apie tave, kuris be galo myli tave. Ir toksai Dievas kviečia tave ir mane prisidėti prie jo karalystės statymo, prie kitokios Lietuvos statymo, prie kitokios Klaipėdos, prie kitokios Skuodo, prie kitokių Mažeikių, prie kitokios Kretingos, Kretingalės, Gargždų, Šilutės, prie kitokios Lietuvos. Toks patriotiškas verslo mokytojas, vienu žodžiu, prisidėkit prie kitos ir neškite į jų organizacijos būtent kišenę, pinigėlius. Pagarba, neblogas verslas, neblogas. Toliau klausom. Jis sako, aš galiu be jūsų, bet aš kviečiu. Aš kviečiu, prisidėkit. Statykim bažnyčią drauge. Mes tuoj surinksim paaukojimus, pasimelsim. Bet brangiai, aš noriu mus paraginti, pažiūrėti tai kitaip.
tai ne duoklė, tai ne mokestis, tai ne pinigėlis. Tai yra unikalus, be galo brangus pakvietimas prisidėti prie Dievo karalystės statymo. Na, visi vienodai ima į savo kišenę, bet vis tiek sako, kad Dievo karalystės statymas. Niekaip nesuprantu, sako, nu kaip, jie vienodai gieda ir nors tu jiems ką nori, žodžiu, nu, klausom toliau. Prie kitokios Lietuvos, prie kitokios ateities. Tai eidami arba besiruošdami žengti tą žingsnį, prisidėti, aš prašau mūsų ištirti mūsų širdį, su kokia širdim dalyvaujam. Ar norim atsidėkoti, ar norim įsitraukti, ar norim sumokėti, ar atliepiam pakvietimui. Nes Dievui labiausiai rūpi mūsų širdis. Su kokia širdim darom tai, ką darom. Oi, kaip jausmingai stengiasi išlupti paskutinį pinigėlį, duokit Hebra, duokit man. Nu, man taip reikia, aš pats didžiausias vargšas. Bomžai ir tai geriau vienu žodžiu, žinai, sugėdos negu jisai. Ar tai yra malda, ar tai yra paaukojimas, ar tai yra laiko paaukojimas, kas tai bebūtų, Dievui rūpi mūsų širdis. Ir jis kviečia mus prie kitokios Lietuvos statymo. Tai pasimelskim, palaiminkim, tada prašysiu tvarkdarius surinkti paaukojimus. Nu, ką daugiau galima pasakyti. Nu, 3 pasižiūrėjom, nežinau, čia dabar čia gal Kaunas, čia kas čia, aš nežinau, aš jau pats susimaišiau, kurie čia kas yra, bet pinigėlius duokite ir dar kartą duokite. Visi vienodai. Nežinau, gal dar pažįsiu kažką, tai, nu, pasižiūrėsim. Nu ką, paklausome dar vieną organizaciją, turbūt jau paskutinė, tai yra Gyvenimas ir ramybė. Tai yra Eugenijus Semčenko. Prašom, paplojam visiems, paklausom, kaip jie renka pinigėlius. Jokios? Ne. Tada aš kviečiu Giedrutę, jinai dabar pasidalins žodžiu, mes paaukosim, o paskiau pasimelsim už jūsų poreikius ir Sveika bažnyčia. Taip, tai pradėsim tada. 1 Samuelio 25 skyrius, 2-3 eilutė. Pirmas Samuelio 25, 2-3. Maone gyveno žmogus, kuris turėjo nuosavybę Karmelyje. Jis buvo labai turtingas. Turėjo 3000 avių ir 1000 ožkų. Kartą jis kirpo avis Karmelyje. Jo vardas buvo Nabalas, o jo žmonos Abigailė. Moteris buvo išmintinga ir graži, bet jos vyras šiurkštus ir blogo elgesio. Jis buvo iš Kalebo namų. Tai dabar paanalizuokim, kas čia yra parašyta. Gyveno žmogus, kuris turėjo nuosavybę. Ir kitame vertime yra sakoma, kad jis turėjo verslą. Ir buvo labai turtingas. Ir kas čia vertimas yra labai turtingas, tai čia yra labai turtingas, su perteklium turtingas. Ir šiaip šiais laikais, kai skaičiuoja tuos milijonierius, kuris pirmesnis, tai dažniausiai jau skaičiuoja jų nuosavybę, kiek jie turi turto, nekilnojamo turto ir kito turto, ne vien pinigus. Tai va, šitas žmogus turėjo nuosavybę, verslą, kuriuo jis galėjo tos, kaip sakyti, pinigus dauginti. Ne tik pravalgyti, bet vėl atstatyti ir dauginti ir turtėti. Ir prie ko aš čia vedu? Ieškom priežasties, o kodėl jis buvo toks turtingas. Jo vardas buvo Nabalas. Šiaip tas vardas reiškia kvailys, neišmanėlis arba niekavertis. Tai darom išvadą, kad ir toliau dar pasakyta, kad vyras šiurkštus ir blogo elgesio. Tai suprantam, kad tada jis nelabai galėjo būti palaimintas iš to, kad jis buvo geras žmogus, kad jis laimino kitus,
trumpiau tariant, užsidirbo tai, kad kaip geru elgesiu. Šitą mes atmetam. Toliau ieškom kitos priežasties. Jo žmona buvo išmintinga ir graži. Labai norėčiau, kad tai būtų priežastis, kad vyrai būtų turtingi, kaip žmonos gražios ir išmintingos. Tačiau šiuo atveju priežastis yra kita. Jis buvo iš Kalebo namų. Ir dabar kas tas Kalebas? Jeigu jūs atsimenat, tai kai Dievo tauta ėjo iš Egipto į pažadėtąją žemę, ir į pažadėtąją žemę buvo pasiųsta 12 žvalgų, kurie turėjo apžiūrėti tą žemę. 10 iš tų žvalgų grįžę buvo visiškai išsigandę, nes matė tenai milžinus ir sakė, kad mes atrodom jiems kaip žiogai. Tačiau buvo 2, Kalebas ir Jozuė, kurie nebuvo kitokios dvasios ir jie kalbėjo kitaip. Tai būtų Skaičių 14, skyrius 6-9 eilutė. Nūno sūnus Jozuė ir Jefunės sūnus Kalebas iš tų, kurie žvalgė kraštą, perplėšė savo rūbus ir kalbėjo izraelitams: žemė, kurią apėjome ir išžvalgėme, labai gera. Jei viešpats bus maloningas, jis mus įves į tą žemę, plūstančią pienu ir medumi. Tik nesukilkite prieš viešpatį ir nebijokite to krašto žmonių. Mes juos valgysime kaip duoną. Jie neturi apsaugos, o viešpats yra su mumis. Nebijokime. Kalebas su Jozuė, jie žiūrėjo ne į milžinus, jie žiūrėjo į viešpatį. Jie pažino savo viešpatį, matė stebuklus, kurios darė viešpats, ir jie pasitikėjo viešpačiu. Jie nebijojo. Todėl Skaičių 14:24. Savo tarną Kalebą, kuris kupinas kitokios dvasios ir iki galo sekė manimi, įvesiu į tą žemę, į kurią jis buvo nuėjęs, ir jo palikuonis ją paveldės. Jozuė 14:9. Ta dieną Mozė prisiekė: tikrai žemę, kurią mindžiojo tavo koja, paveldėsiu tu ir tavo vaikai amžiams, nes tu iki galo sekei viešpačiu savo Dievu. Ir va čia ir parašyta visa, priežastis, kodėl tas palikuonis, kuris net nebuvo anūkas, ten jau buvo gerokai tolimesnė karta. Ir jisai buvo palaimintas, nes buvo pasakytas palaiminimas: paveldėsiu tu ir tavo vaikai amžiams. Viešpats palaimino šitą žmogų už jo ištikimybę, už jo tikėjimą, už jo meilę Dievui. Ir Dievas nebūna neištikimas savo žodžiu. Jis yra ištikimas tam, kuris jį myli. Ir jūs matote, tai yra net kažkelinta karta. Ir net toj kažkelintoj kartoj žmogus buvo pilnai palaimintas dėl savo protėvio, dėl Dievo pasakyto žodžio. Ir tam žmogui net nereikėjo būti geram. Palaiminimas, kai Dievas jį ištarė, jis eina iš kartos į kartą ir jo užsidirbti nereikia. Ir nereikia tam žmogui būti labai geram. Ir įdomu tai, kad jis buvo palaimintas ne tik kad pinigais, kaip mes dabar tai suprantam. Vien tas pasakymas, kad jis turėjo išmintingą ir gražią žmoną, Abigailę, tai rodo, kad jis buvo palaimintas visame kame. Jis ir gavo gerą žmoną. Šiaip šis vardas Abigailė reiškia, kad tai yra tėvo džiaugsmas. Priežastis, kodėl tėvas džiaugiasi. Tai mes matom, kad Dievo ištikimybė, jinai yra Dievo ištikimybė, jinai yra ne mūsų. Ir jis eina per kartų kartas. Tačiau dabar mes esam Naujajam testamente. Ir mūsų pagrindas, kodėl mes palaiminti, todėl kad už mus jau Jėzus numirė. Ir kai mes esame Jėzuje Kristuje, mes juo tikime, jis ir yra tas pagrindas, ant ko mes stovime ir iš ko mes gauname palaiminimus. Tas Naomas, kaip jo tas vardas, tas anūkas, pronukis ir taip toliau, jisai buvo palaimintas dėl savo protėvio, dėl Kalebo. O mes palaiminti esame dėl Jėzus, dėl jo aukos, dėl to, kad jis jau viską ant kryžiaus padarė, o mums tuo tik reikia patikėti ir būti jame. Tada tu būsi ir saugus,
yra aprūpintas ir palaimintas. Tik reikia suprasti, kad svarbiausias dalykas juk čia yra ne patys palaiminimai, ne pinigai ir net ne geros žmonos, o Jėzus. Jėzus yra vertybė, Jėzus yra mūsų meilė, Jėzus yra tas, kuris mūsų turtas ir yra. Kai jisai bus tavo turtas, visi kiti turtai bus pridėti. Todėl Amen. Drąsiai laiminkit bažnyčią, būkite ištikimi viešpačiui, nes jisai, matom, per kartų kartas bus ištikimas mums. O čia išdien. Va čia vat moteris, vienu žodžiu, pylė tikrai labai gerai. Labai geras žodis, bravo, tikrai nesitikėjau, bet pabaiga kaip visą laiką. Pabaiga kaip visą laiką, laimėkit bažnyčią, tai reiškia, duokit Dievui. Nu, atsiprašau, bet tai yra vėl. Atrodo išmintinga moteris, bet vat, matot, trūksta tos išminties, kas yra bažnyčia ir kam reikia aukoti. Manau, kad ilgai tenais pas Semčenko neusilaikys, nes moteris mąstanti ir nori visko gali būti. Mačiau visko. Bet šiaip neblogas žodis. Nu, paklausom, ką ten dar Semčenko norėjo pasakyti. Nes yra, galit išeiti, kas turi širdį. Dievas myli kokį davėją? Linksmą. Būtent, linksma. Duokit Semčenkai pinigų, jam tik reikia gyventi. Nu, jis kaip ir visi kiti stovi Dievo kišenėje. Gali biškį aidui, bet mažo, tokia švelnesnis du žodis. Čiut. Biski. Nu, palaukim, pažiūrėsim, jisai dar melsis virš pinigų, ar čia dėl ko išėjo? Dievas myli linksmą davėją. Na. Kas dosniai sėja, Tam Semčenko pagėdos. jaus. Aha. Amen. Aleliuja. Šaunalė. Dabar mes pasimelsim už jūsų aukas. Ir Nu, jie visą laiką mėgsta pasimelsti už aukas, už pinigėlius, nu kurgi čia nais. Nu, tipo, jie kai pasimels, tai tipo Dievas jiems padaugins. Bet jeigu jie nepasimels, tai reiškia tada nepadaugins jiems, vienu žodžiu. Nu, žiūrim. pasimelsim už jūsų poreikius. Dievas. Nu, va dar poreikius pasimels, nu kaip, jisaigi neišklauso tiesiogiai, reikia, kad sudėtumėte į krepšį ir po to, vienu žodžiu, jau, tada jau, kai jie pasimels, tada jau tikrai Dievas jau nuėjo. O patys pasimelsti nesugeba ar ką? Au, Evgenijau, ar girdi? Aš prie patausės tau sakau. Tegu jie patys pasimeldžia, nu, ko tu prie jų čia naislendi? Poreikiu. Ar tu tipo šventesnis negu jie? Ar girdi mane? Negirdi, nežinau. Nu, pasižiūrėkim. Jis atsako, jis sako, nekom nesirūpink. Visada malda ir prašymų te būna žinomi jūsų poreikiai Dievui. Ne? Dėkojam dangiškas Tėvė už kiekvieną auką, už tai, kad žmonės atidaryti, jų širdis plačios ir jie palaiko šitą tarnavimą, palaiko šitą bažnyčią. Mes dėkojam kiekvieną ir online, kuri... Tai aš nelabai suprantu, tai jie palaiko tarnavimą ar duoda pinigus bažnyčiai? Va čia jūs apsispręskit vieną gražią dieną. Tai kaip yra iš tikrųjų, Eugenijau? Jis prisideda tai daryti ir mes laiminam jūsų pasėtą sėklą viešpaties Jėzaus vardu, kad jinai atneštų galingą vaisių jūsų labui ir Dievo šloviai. Tai įdomu, kas nors paliūdina, kaip jie ten pasėja ir po to jau gauna ten milijonus kokius nors, nors milijonai nesvarbu, bet vis tiek, nu vat kaip taip įvyksta. Nu aš vat kiek atsėjau į tas organizacijas, niekaip neišėjau. Eugenijau, visą laiką tik tais pas pastorius visą laiką auga pinigėlį, o pas mane neaugau. O kodėl? Ai, aš tikėjimų neturiu. Aha, supratau. Nu. Amen.
Nu, negaliu pasakyti, amen, Eugenijau, kas ten tau į akį įkrito? A? Kas ten įkrito? Vis dėlto tau kažkas į akį įkrito. Turbūt koks pinigėlis ar dulkelė nuo pinigėlių. Vienu žodžiu, aš rimtai negaliu. Žmonės, jeigu rimtai, negaliu rimtai, nes aš kaip pamatau juos, kaip jie apgaudinėja jūs. Ir žmonės netgi rimti, kaip iš ta moteris, kuri tikrai labai gerai. Va taip. Bet vis tiek pinigėlė atitenka jiems. Žmonės mano mylėjo, neduok visiems tų pinigėlių, jie nėra Dievo organizacija, Dievo bažnyčia, jie yra organizacijos, žmogiškos, kūniškos organizacijos. Pasižiūrėkit, visi vienodai tą patį daro. Taigi žmonės, šiandieną turbūt jau pabaigiu ir aukokit ne jiems, aukokit tiems, kurie stokoja, našlėm, našlaičiams. Tada, sakysim, jūs ir gausite iš viešpaties, sakysim, tikrai, atgal. Lygiai taip pat mes irgi pradėjome aukoti būtent tiem, mes klausėm pas viešpatį, tiesiog viešpatį, kam reikia paaukoti. Viešpats parodo ir mes jiem aukojame. Jūs suprantat, ne kas mėnesį, ne kas savaitę, tiesiog aukojame tada, kada viešpats mums pasako, štai čia, gerai, viskas mes aukojam. Gali būti ir kiekvieną dieną aukojam, gali būti ir į mėnesį vieną, gali būti ir į metus vieną, bet tiesiog aukojam tada, kada mums yra pasakoma, kada yra situacija, tada ir aukojam. Ir viskas. Ir nereikia aukoti per šitas organizacijas, nereikia aukoti Eugenijui. Eugenijus tai yra europietiškas genijus, kuriam į akį ten kažkas įkrito, bet, žodžiu, palikit, jūs bėkit iš tenais, tai nėra Dievo bažnyčios, ten nėra nei Dievo, nei nieko, nėra ten tiesos, yra tik tais melas ir pinigų trėšimas, apgavystės, veidmainystės, judo dvasia. Tai yra būtent ištemti iš jūsų tuos pinigėlius. Jie parduos dūšią už tuos pinigėlius, jau jie seniai pardavė. Tai yra judo bažnyčios. Bėkit iš šitų organizacijų. Tai šiandieną, manau, tiek, o toliau mes pasižiūrėsim, gal dar ką nors sugalvosim, kokį nors pasižiūrėsim. Nors šiaip labai buvo įdomios medžiagos ir kitos, bet ypač kad Viorelas su Egle jau karosą laiko dvasiniais tėvais, va čia mane jau labai smarkiai sudomino. Linkėjimai tau, Viorelai. Gerai, su Dievu visam.